Kainos kaip parduotuvėje, o prekės pristatytos į namus. Barbora. Šiaip, Donatai, įdomu, ar tave kas nors buvo kada nors pavadinę krepšinio moksliuku? Niekada. Tai aš dabar pavadinau. Kodėl? O žinai kodėl? Neįsivaizduoju. Dėl šukuosnos, dėl barzdos, dėl akinių. Šukuosna tai plinku dėl to. Nu, aš taip nenorėjau sakyti, bet pats pasakei. Tai va, o šiaip tai dėl to, kad tu labai gerai mintis dėstai apie krepšinį, esi su humoru treneris. Šiandien pas mus svečiuojasi SKM treneris Donatas Sauliūnas. Ir kitas klausimas iš karto tau yra, Donatai, ar kada nors yra tave kažkas pavadinę Sauliumi? O čia, žinau, klasika. Aš einu į polikliniką dėl kažko užsirašyti ar pas dantistę. Visą laiką Donatas Saulius. Visą laiką Donatas Saulius. Kitaip nebūna. Ai, Sauliūnas. Tai va. Visą laiką. Klasika. Mhm. Nu taip. Aš irgi pagalvojau, kad taip gali būti, dėl to ir paklausiu dėl to Sauliaus. O jeigu reiktų rinktis, tai būtum ar visgi Donatas ar Saulius? Kaip mane vadindavo mokyklai, tai žinau, klasika būdavau Saulius. O. Jo, ir klasiai buvo, jei neklystu, 2 Donatai, tai visą laiką vienas būdavo Donatas, kitas būdavo Saulius arba Sauliūnas. Tai va. Oho. Ir toks ir žurnalistas Saulenis Pociūnas. Nu, taip, čia, žinau. Jo. LRT dirba. Jo. Arba dirbo. Dirbo, jo. Ok, čia seni reikalai, dabar šį podcastą pristato skmshop.lt, esame palaiminti, kad galime įrašinėti šį podcastą ir visus kviečiame apsilankyti skmshop.lt, kur rasite kaip mano, arba kaip Donato, arba kitų SKM atributikos prekių. O šiaip dabar norėčiau pradėti tokį pokalbį jau šiek tiek rimtesnį, bet vėlgi atsispiriant nuo to, ką baigiai po mokyklos ir tavo kelias iki SKM, nes SKM dirbi nuo 2018 metų. Prieš tai dirbai ir Vilniaus krepšinio mokykloje, ir Marčiulionio krepšinio akademijoje, bet dar prieš tai tu baigiai teisę. Tai norėjai tapti rimtų teisininku. Aš manau, čia buvo jaunatviškas neapsisprendimas ir tiesiog kažkur reikėjo pabaigus mokyklą stot. O kuo norėjau būti mokytis, ką aš neturėjau, žinok, nei menkiausio supratimo. Tiesiog, kai buvo 12 klasė, beros buvau pasirinkęs papildomą dalyką kaip teisę. Truputėlį gal mokytoja patiko, gal truputėlį užkabino, tokių trikių dalykų buvo. Bet kai įstojau į teisę, supratau, kad ne man. Bet vis dėlto baigiai. Jo, baigiau. Sunkiai, bet baigiau. Per kančias, kad vien dėl to, kad reikia, ne? Jo, užbaigti tą, ką pradėjai. Taip, buvo ten berods 3 metai mokslo, tai paskutiniai metai buvo visiška kančia. Nu, tiesiog, kad pabaigti ir viskas, ačiū, viso gero. Tai vat. O čia ar sutapimas, kad baigiai SMK, dabar dirbi SKM? Raidžių žaismas. Manau, kad taip, sutapimas. Malonus sutapimas. O kada sužinojai, kad yra tokia SKM krepšinio mokykla? Kada sužinojau? Nežinau, žinok. Dar kai buvai mokykloje ar vėliau? Matai, aš ne Vilnietis, tai... Iš Molėtų, ne? Jo. Bijau sumeluot. Galbūt kokiam 1-2 kurse, kai galbūt teko ar susidurt, ar pamatyt kokiose nors mėgėjų lygos varžybose. Bet, žinok, bijau sumeluot. Bet ne, gal iš anksčiau dar, kai SKM turėjo Portlando retro marškinėlius. Gal iš to laiko man labai įsiminė tas dalykas. Jo, tikrai geri marškinėliai. SMK beje yra kolegija prie pat jau mūsų irgi jau, kur mes buvome daug metų, mūsų kaip ir biuro, ofiso, dabar mes esame beje naujose patalpose, tai jeigu norite pas mus užeiti, ar žinai, kur užeiti, Donatai? Už panoramos kitoj pusėje, jo, žinau, bet dar nebuvęs nei kartą. Apsilankyk ir visi jūs apsilankykite, Saltoniškių gatvėje 38A. Taigi tikrai labai gerai atveda mapsai. Beje, šiandien, Donatai, buvo sunku tau pasiekti šį tašką. Ar tau visą laiką tai būna? Šiandien ypač. Ne, tiesiog nauja vieta ir pasižiūrėjau mapsuose, gal diena ar 2 prieš. Prūsų gatvė 10, gerai už geležinkelio, plius minus nuvažiavau.
viskas įsivedu į mapsus, atveda visai ne ten. Klaidžiu, vaikštau ratais, o dar kolega Lukas atėjo lygiai taip pat. Klaidžiam, sakau, reikia Baliui skambinti. Ja. Pasirodo ne ten. Nu jo, bet labai faina, kad tu mokėjai pasijuokti iš savęs, man atrodo. Bet mes dar prieisim prie to tavo išskirtinio humoro, bent jau aš taip manau apie tave. O toks dabar tikrai jau rimtesnis klausimas. Kada supratai, kad krepšinį gali paversti savo darbu, profesiją? Gal taip pat kaip mokiausi socialinių mokslų kolegijoje, bijau sumeluoti, ar tai pirmam ar tai antram kurse buvo komanda. Kaip bebūtų keista, buvo iš Molėtų keletas vaikinų, kur ten mokėsi ir mane pakvietė. Aš tai būčiau net nežinojęs, kad ten yra krepšinio komanda atvirai. Sako, tiek prisijunk, vis tiek lankęs, nu okei. Ir tada vienerius metus jis pabuvo valdovo vadovas, jo, antram kurse. Ir tada sako, nu, jei norit, kad būtų, reikia, kad kažkas perimtų vadovo poziciją. Tai sakau, bandom. Tai va, teko rinkti komandą, komunikuoti, susirinkti žaidėjus. Būdavo didžiausia problema, nes į varžybas tekdavo rinktis po 5, po 6, po 7. Mėgėjų lygų klasika, manau, būdavo. Tai vat. Ir tada jau supratau, kad galbūt visai man čia patinka ir visai galbūt norėčiau pabandyti patreniruoti. Tai vat. Tai pradėjai netgi net ne nuo to, kad patreniravai, o buvai sporto vadybininku. Nu, labiau jo, ten reikėdavo padilinti su kolegijos administracija, kad suteiktų finansavimą, suteiktų salę, padarytų aprangas, nu, visą klasiką. Ir vis tiek, kai žaidži, nu, tai iš to treniravimo per daugiausia ten labai naudos irgi nėra, tai tada teko ir trenerių ieškoti. Ir kokia šiandien yra tavo ta duona? Ar skani, ar prieska, ar galėjau ant jos užsitepti ir sviesto? Tai gal ant sviesto, gal net ir dešros susideda ir dar šone agurkas kažkoks su pomidoru būna, manau. Ne, viskas tvarkoja, labai skani duona. Labai skani. O buvo taip, kad paskui pasibaigiai ir su sportu, taip, mokslus? Įstojau tada į LEU pedagoginę, kaip ten vadinosi. Švietimo akademija dabar. Jo, bet kai įstojau, dar buvo pedagoginis. Paskui edukologinis? Edukologinis, taip, ir aš jau tada turėjau metų pertrauką pasidaręs, nes truputėlį palūžau irgi klasiką ir tada pasidariau 1 metų akademinę pertrauką ir tada pasibaigiau, jau kai buvo VDU švietimo akademija. Tai turiu ne edukologijos diplomą, o švietimo akademijos VDU diplomą. Tai vat, nežinau, ar tai ką nors keičia, manau, kad ne. O kurie čia buvo metai, kai baigiai? Gali atsigerti ir po to pasakysi, viskas gerai. Nežinau, 18 gal? 18, kai pradėjai dirbti beveik SKM. Ar 17, bijau sumeluoti, neatsimenu, žinok, taip tiksliai. Kažkaip su datom nelabai užfiksuoju. Jo. Aš matau, kai baigęs takomą istoriją, tai kaip tik labiau užfiksuoju. Irgi pradėjau VPU, baigiau LEU. Tai va, tu dirbai pagrindinėse visose 3 Vilniaus krepšinio mokyklose. Ar galėtum palyginti tą darbą trumpai pliusai, minusai? Akivaizdu, kad visi mes kažkur esame labai stiprus, kažkur silpnesni, tai galbūt gali viską apžvelgti. Marčiulionio akademiją labai sunku vertinti, nes atėjau tada, kai jinai jau griuvo faktiškai visiškai. Dirbau paskutinius metus, turėjau ten vieną nuošalę mokyklą Lazdynuose, kur buvo 2 ar 3 grupės, bijau sumeluoti. Ir vat, tas vat mano buvo visas darbas Marčiulionio akademijoje tiesiog. Bet įsirašė, jau liks įrašas. Jo. Dirbai prestižinėje akademijoje. Jo, tada, kai Marčiulionio akademija griuvo, tada jį perėmė Vilniaus krepšinio mokyklą. Tada metus pasidarbavau tenai. Ir tada metų pertrauka ir SKM-as, o palyginti labai sunku, SKM-e kiek aš čia jau daugiau negu 5 metai, jo. Tai labai sunku palyginti. Manau, kad SKM-as daugiau truputėlį turi didesnį pliusą su administracija, nes Vilniaus krepšinio mokykloje, manau, ten truputėlį būdavo labiau viskas ant trenerių galvos sukrauta. Čia mes galim daugiau orientuotis į savo darbą, į treniruočių planavimą. O kaip ir Marčiulionio akademijos, nelabai galiu ir palyginti, žinok, nes ten jau
kaip ir viskas buvo aišku. Bet pagal kainas Marčiulionis buvo turbūt pats irgi reikėjo ten mokėti daugiausiai. Jo. Vilniaus krepšinio mokykla būdavo berods 20 eurų, dabar jei neklystu pakilo truputėlį iki 35, bet bijau sumeluoti. Vidurkį įmam, taip, maždaug. Jo, maždaug. O Marčiulionį kiek buvo? Tais laikais gal net buvo litai. Jo, litai, tikrai litai, nes mano pirmas atlyginimas buvo Marčiulionio akademijoje litais. Jo. Tai čia vienas prie vieno, kaip labai gerai išprognozavo mums ir Monika Šalčiūtė. Mes prie finansų dar prieisim, žinau, kad irgi tu jais domiesi. Taigi tu dirbė šį darbą nuo 2015 ir kaip tapti treneriu? Ar turi skambinti, siūsti savo CV į mokyklas, į mokyklų paštus? Ar tave patį kviečia, kaip vyksta tas priėmimas? Šiaip tapau visiškai netikėtai treneriu mano galva. Tai Tomas Teresevičius labai daug padėjo. Kaip padėjo? Tiesiog pedagoginiam berods susipažinom, bijau sumeluoti, meluoju, susipažinom per socialinių mokslų kolegiją. Jis buvo mūsų treneris pirmas, jei neklystu. Jo. Ir tada berods Marčiulionio akademija ieškojo trenerio kažkokio, kas Lazdynuose galėtų dirbti. Tomas pasiūlė mane. Ir taip prasidėjo mano karjera. Tai vat, labai... Per pažintį, žodžiu, per blatą. Nebuvo blato, tiesiog pasiūlė, sako, ateik pasibandyk. Gal pradžioje aš ten jį pavadovau keletą kartų. Visai patiko. Tada supratau, kad būtų įdomi treniruotė, yra daug reikalų, reikia susiplanuoti, negali ateiti taip iš oro, pirmą kartą atėjau, padarysim ten kamuolio varimus, dar ten kažką. Bum, 30 minučių, ką likusias valandą, 35 ar 45 minutės daryti. Tai taip ir per tą blogą patirtį ir supranti, kad tas trenerio darbas nėra toks ir lengvas. Bet kažkodėl vis dar dirbi, vadinasi, patinka. Labai patinka. Nuo 2015, kaip pasikeitė pats ir kaip pasikeitė vaikai? Kaip pats pasikeičiau, labai sunku save vertint. Manau, galbūt daugiau kantrybės įgavau, daugiau gal pakantumo, kad ne visi vaikai gali padaryti tą patį, ką padarai. Kaip kažkas sakė, išgirdau, supratau, padariau. Tarp šitų žodžių yra bedugnis. Ne visi, kas išgirdo, supranta ir ne visi, kas suprato, gali padaryti. Tai gal šitą labai didelį dalyką irgi kreipiu dėmesį. O kaip vaikai pasikeitė, tai manau, kad progresuoja truputėlį vaikai, bet labai irgi kaip šiuolaikinė karta labai daug mėgsta į telefonus ir per treniruotės, ir kad ir šiais laikais būna, jei kokia trumpa water breakas, tarkim 30 sekundžių, jie eina į telefoną žiūrėti kažko, ko aš neįsivaizduoju. Tai čia ne mitas, kad sunkiau jų dėmesį prikaustyti? Taip, faktas. Jo, turim ieškoti būdų, tam ir esam. Dėmesį kausto ir tavo komandų ir pavadinimai. Veteranų čempionate yra tokios komandos kaip Kentaurai, Feniksas, Vėtra, Sakalai ir Cerberiai. Buvo. Buvo, bet vis tiek išliks atminty, bent jau mano. Tai papasakok, kaip į galvą šauna tokie originalūs pavadinimai? Šiaip, kai atėjau SKM dirbti, reikėjo, sakė, susigalvoti komandos pavadinimą. Nueinu SKM puslapį, žiūriu, kokios komandos. Gyvūnų pavadinimai, tigrai, aukštieji tigrai, leopardai, taip toliau. Sakau, o davai, aš būsiu mitinės būtybės. Ir tada prasidėjo, ką skaičiau, kažką, ką atsimenu. Ir taip tapo pavadinimai. Kentaurai, Cerberiai, kas dar ten buvo, Sakalai. Sakalai iš vis komandos pavadinimas yra topas. Turėjau mėgėjų komandą ir žaidėm legendinėje Kinsto salėje. Ir kaip tik buvo tas savaitgalis, kai reikėjo pateikti komandų pavadinimus. Ir vienai komandai, nesugalvojau kokio nors ten originalesnio pavadinimo, iš tų mitologinio. Tai matau, Sakalų plakatas. Būsim Jeruzalės Sakalai. Tai taip ir gimė. Bet šiaip, tu gyvenime, kaip suprantu, mėgsti viskų domėtis. Ir antika, istorija.
Perskaitai daug knygų šiaip. Tengiuosi jo, dabar sezono metu labai tas knygas skaityti galbūt sudėtingiau, nes ir darbas labai daug laiko užima, ir pasiruošimas treniruotėm, laisvas laikas, savaitgalys varžybos. Tai tos knygos labiau persikelia atostogų metą ir vasarą. Jo, tai va tada truputėlį atsigrėbiau. O nebuvo, kalbant apie tos komandų pavadinimus, kad pareina ar mamytė, ar tėvelis, ar vaikas sako, kas čia dabar? Vaikam labai patiko. Cerberiai pavadinimas, kai vaikam pasakiau, paaiškinau, kas yra Cerberis, ir kai jie pamatė Google tą nuotrauką, tai čiauri geras. Ir kai pasakiau, kad šiemet mes patapom balsių banginiais, nes labai gražiai rimuojasi, tai sako, kodėl ne Cerberiai? Sakau, nes būsim balsių banginiai. Labai gražiai skamba. O Cerberiai gali pasakyti visiems, kas tai yra, kas dar nežino? Tai ten berods mitologinis šuo, kuris saugo vartus į pragarą, berods jis turi 3 galvas ir gyvatės uodegą, jei neklystu. Atrodo įspūdingai, tikrai pasigūglinkit, verta. Bet dabar tapo Šiaurės miestelio banginiais. Atsiprašau, ne Šiaurės miestelio. Balsių. Į tą pačią pusę, jo. Tai jūs remia turbūt prekybos tas, kur yra Šiaurės miesteliai, prekybos. Banginis? Gerai, būtų, reikia gal pasiūlyti. Nu jo, nes SKM komandų pavadinimai būna, kad yra pagal rėmėjus, bet šiuo atveju tai yra fantazija ir išmonė pačio trenerio. O kokie tikslai keliami jūsų komandoms ir kas jūs nustato? Ar pats treneris, ar mokyklų vadovai, ar tėveliai? Aš manau, kad pagrindinis tikslas, kad vaikai būtų užimti, kad jiem patiktų, jie judėtų, o manau tikslą visą laiką įsikelia treneris. Kokio nori tikslo. Šiemet turiu 3 komandas balsių, 3 grupės, meluoju, 3 grupės turiu ir 4 komandas. Tai grupės faktiškai pilnos, tai reikėjo truputėlį padidinti komandų skaičių, kad visi vaikai sudalyvautų varžybose, nes didžiausias tobulėjimas vis tiek per varžybas vyksta. Tai tikslus nustatau aš, tai tikslai būna labai paprasti ir minimalistiniai. Jei komanda susirinkusi pirmus metus, tai tiesiog apsitrint, truputėlį pažint, truputėlį įeit į patį krepšinį, nes pasikeičia specifika, kas žaidė 3-3 ir pradeda žaisti 4-4, 5-5, tai jam tai labai sunku. Atrodo, kad 5-ese visi 5 nori turėti kamuolius, kaip NBA komanda, bet kamuolys vienas, tai reikia išmokti dalintis ir augimo skausmai labai smagus būna. O kaip sekasi šiais metais? Šiais metais visai neblogai. Manau, ten G su vidutiniais G3 berods, G 2010-2011 gimimo, ten mes berods 3 pergalės turim. Su pačiais vyriausiais 1 pergalė ir 2 pralaimėjimai, jei neklystu. Labai problematiškai renkamės į išvykos varžybas, nes vis tiek iš balsių, manau, kad ir pačiam vaikam labai sunku, kartais ir tėvai negali atvežti. Tai varžybose būdam 8, 7, 9, tai labai sunku, nors grupė faktiškai pilnai išpildyta. O su jauniausiais turim po 1 pergalę pasiekę. Ten jau truputėlį daugiau varžybų, bet kaip ir sakiau, ten jau augimo skausmai, nes tas pasikeitė krepšinis, jie žaidė 3-3, dabar perina į 4-4 arba 5-5, tai truputėlį sudėtingiau. Bet nieko, išmoksim. Taip, o kiek per sezoną rungtynių maždaug yra? Jeigu viską, jau sudėjus ir draugiškas rungtynes, ir veteroną, ir dar kažką. Daug. Apie 20, 30. Vienai komandai yra aplamai. Čia maždaug. Jo. Vienai komandai? Jo, vienai komandai. Vienai komandai, tai bijau sumeluoti. Panašiai galbūt. 20-30 toks labai didelis tarpas nuo komandos priklauso ir kiek varžybų turim. Ir nuo grupės dar. Kiek grupiai komandų yra. Taip. Nes dėl ko paklausiu, turbūt kai tu ir aš augai, tai net nebuvo tokios ir kur pasivaržyti galimybės, jeigu nebuvome patys geriausi žaidėjai, kurie žaidžia moksleivių lygoj, tai ir lankai tą krepšinį, ateini į treniruotės ir kartą per pusę metų tarpusavį ir sužaidi su teisėjais, ane? Tai dar klasinės būdavo. Jo, bet čia jau ne krepšinio būrelį, o pačioje mokykloje. Taip.
Ir tų rungtynių laukdavai kaip kažkokio, nežinau, įvykio, o dabar vaikai turi tą galimybę. Aišku, norisi visą laiką daugiau tų rungtynių, bet jeigu, kaip sakai, per sezoną jau būna apie 20-30, tai praktiškai tu žaidi vos ne kiekvieną savaitę taip išeina. Jo, ir vėl, vat, kai aš turiu, tarkim, balsiuosi 3 grupės, ten yra daug komandų, tai faktiškai kiekvieną savaitgalis yra užimtas, ar tai šeštadienis, ar tai sekmadienis varžybos. Taip. Žmona kaip reaguoja į tavo darbą? Ne žmona, draugė, viskas tvarkoj, supranta, mato, kad patinka darbas, tai palaiko. Aišku, kartais matosi, kad toks nusivylimas, kad truputėlį gal per daug dirbu, bet mato, kad patinka, darau, kas tikrai patinka, tai palaiko, viskas tvarkoj. Džiugu girdėt. Kalbi labai ramiai, labai kultūringai, o moki rėkti aikštėj, kai reikia? Labai. Bet stengiuosi vėl kuo mažiau, nes priklauso nuo vaikų amžiaus ir labai nuo vaikų mentaliteto. Ten vienam tas rėkimas gali kaip tik labai motyvuoti ir užvest, o kitą gali kaip tik motyvuoti ir jisai užsiskleis savy ir tu rėkdamas gali tik tai dar daugiau prarast. Čia vėl irgi reikia labai pažinti vaikus, manau. Tas rėkimas irgi ne visada padeda, kartais būna. Bet irgi turi žinoti, dėl ko rėki ir kodėl rėki. Negali tiesiog ateiti rėkti. Tai ne kažką bus. Kitą kartą tiesiog reikia rėkti, kad tave ir suprastų, ir išgirstų, nes viskas aidi salėje, daug vietos. Pagrindinis šiaip, jei atvirai turėjau aną savaitgalį, kad girdėtų vaikai buvo. Taip. Tiesiog, nes negirdi. Aišku, labai sunku ten. Priešininkų treneris yra, tėveliai dar yra, kartais nuo karto nori irgi padėti. Tada teisėjas yra ir jie tada pasimeta. Stresas, įtampa, natūralu. O tavo balsas užkimsta po rungtynių kaip ir Neptūno vyriausio trenerio Mindaugo Brazio, ar ne tai baisiai? Ne, paskutiniu metu neužkimsta, nes neberėkiu beveik. Vadinasi, nėra dėl ko. Jo, viskas tvarkoja. O tada mes taip šnekamės su šypsena pusiau, galime prie to prieiti humoro. Tai kažkaip, kai pirmą kartą pasimatėm, tai iš tikrai man pradėjai patikti vien dėl to, kokį turi tu jausmą humoro. Ar gyvenime jis tau kažką, kaip manai, ar gyvenime tas humoras apskritai, ar gali kažką gero padaryti žmogui, padėti? Gali padėti, aišku. Padeda galbūt ir kartais su tuo humoru gali sukomunikuoti su tais pačiais vaikais, su tais pačiais suaugusiais, su tėvais, jei matai, kad irgi mėgsta pabairuoti kokį jokelį užmest, tai padeda ir pokalbį padėti užmegst ir kažkokį ryšį sukurti ir pačiam truputėlį lengviau, kai gali ir iš savęs pasijuokti ir pajokauti. Smagiau gyventi tada būna. Taip, o gal bandai vesti ar stand-upus, ar raustus kokius? Ne, bet tarkim, kaip vaikai kartais kalba, kokius jie ten jokelius bairius pašaudo, tai jei užsirašinėtum arba voice recorderį padėtum, tai manau, kad geras stand-upas išeitų ir jiem patiem po kokių 5 metų parodyti, tai manau, kad patiktų. Bet nebandžiau. Niekad neturėjau net tokios minties. Aha. O kaip pats išsiugdėjai kaip krepšininkas, kas tave išaugino kaip žaidėją? Išaugino, pradėjau molėtuose, bet pradėjau ne nuo krepšinio, o nuo rankinio, bet rankinį palankiau galbūt 3 mėnesius, galbūt 6. Bijau sumeluoti. Nelabai ką atsimenu, žinokit, iš tų laikų, taip atvirai. Kažkas yra likę, bet kažkaip manau, kad nebuvo svarbu, taip galva ir neužfiksavo. Tada buvo tarpas. Nieko berods nelankiau ir tada sugalvojau nueiti į krepšinį. Nes berods atsirado tos jau tokios rimtesnės treniruotės, nes Molėtai yra rankinio miestas. Labai daug rankinio komandų. Kaip rankinio komandų? Taip, kiekviena amžiaus grupė, kaip Vilniui, turi rankinio komandą. O kur žaidėjai po ir pozicijoje įdomu? Buvau vartininkas. Bandė statyti berods ant linijos, jei neklystu. Nelabai ten man kas pavyko. Nes labai liaunas buvau, ten atrodo vėjas papūstų ir nukryščiau, tai sako, iki vartus. Reakcija buvo visai nebloga, tai dėl to nieko ir neatsimeni, nes daug ten gaudavai turbūt. Į galvą kokį vieną gerą ir viskas. Ne, berods į galvą nebuvau gavęs. Gal tik tai kartą, ar 2 netyčia. O šiaip
Šiaip jo, reakciją neblogą turėjau, tai treneris sako, stok į vartus. Jo. Tai va, to paskui nuėjau krepšinį, berods Valentas Valiukas buvo, jei gerai atsimenu. Taip. Nu, va, ir tenai pradėjau po truputėlį. O rankinis turbūt gerai tuo, kad tai kažkiek išugdo krepšinio savybės, bet vienas iš pavyzdžių yra ir Šalenga, Dainius Šalenga, kuris lankė rankinį Varėnoj. Bet kiek žinau taisyklėse, tai rankinėje galima yra padėti daugiau negu 2 žingsnius. 3 jo. Ar nebuvo sunku po to krepšinėje dėl to? Tik į vartas įstovėjau, tai ne. Kamolio negaudavau, reikdavo atmušti ir sviesti. Viskas. Gerai, dar turiu porą klausimų. Kalbant apie finansus, vis tiek visiems svarbus finansai, visi paskaičiuoja savo pinigėlius ir tikiuosi, kad jums buvo labai geri metai ir bus dar geresni. Į kur geriausiai savo pinigus investuoja dabar Donatai? No idea. Nežinau, Žinai, tik nesakai. Nežinau, šiaip labai apie daug ką galvojau, apie profitus tą patį galvojau, tą patį esu dabar investavęs, jei neklystu, į fondus, kuriuos tiksliai nepasakysiu, bet ten aišku, kur ten ne M-Capital, kur ten žada kosminę vertę, bet ten, kur berods užauga 5-6%. Tai vat nežinau, kažkiek bandau investuoti, truputėlį galbūt labai sunku, trūksta to finansinio raštingumo, nes mokykloje jo nebuvo mums suteikta mano galva. Dabar, kiek žinau, po truputį bando suteikti, vyksta karjeros planavimo pamokos, karjeros specialistai, jei neklystu, mokykloje dirba. Tai manau, kad labai svarbu, nes, pinigai nuvertėja. Taip, o pažvelgiant iš kitos pusės, į ką geriausiai investuoti, tai toks atrodo paprastas atsakymas, apie kurį turbūt net nesusimąstė ir aš nesusimąsčiau iš karto, bet po to kilo mintis, besiruošiant laidą, kad geriausiai investuoti į savo sveikatą ir savo vaikus. Sutinki? Čia faktas. Geriausia investicija sveikata. Taip. Ir tada prieinam prie to, ar dar Balsiuose yra viena kita laisva vieta, jeigu kas nors nori pradėti lankyti krepšinį. Jo, dabar atsilaisvino, berods yra 4 ar 5 laisvos vietos, bijau sumeluoti. Kurių metų? 2013, 2008. O toks didelis tarpas, ten yra 3 grupės, tai... Tame tarpe galima... Jo, keletą laisvų vietų yra. Tikrai rasite kontaktus SKM.lt šio trenerio, Donatas Sauliūnas šiandien su mumis. Ir kur matai save po 5 metų, pavyzdžiui, po 5 arba 10 metų? Po 5-10 metų? Wow. Nežinau, jei atvirai taip toli galbūt net nebuvau susimastęs. Apie 10 metų tai tikrai taip toli nebuvau susimastęs. O 5 metų perspektyvoje manau, kad dirbsiu tą patį darbą susijusiu su krepšiniu, bet kur tiksliai neįsivaizduoju. Tai vat. Tai kiekimės, kad dar visi SKM, gal SKM turės savo LKL komandą? Galbūt ateityje. 10 metų bėgėje, manau, gali būti. Ja. Ok, ir tavo tada paskutinis būtų klausimas tau. Koks tavo palinkėjimas būtų visai SKM bendruomenė ir palinkėjimas pačiam savo? Nenustot augti ir SKM bendruomenė ir pačiam SKM ir pačiam savo. Aišku, neįploti, bet mental tiesiog, nenustot augti. Labai geras palinkėjimas, primenu, kad čia laidą rėmė ir partnerių buvo ir tebėra skmshop.lt, apsilankykite ten, įsigykite savo mėgstamų prekių iš SKM atributikos asortimento. Šiandien dėkoju mūsų svečiui ir iki pasimatymo kitose laidose.